weight was close to 1,000 feet high at that time. Actual weight. Was actually a port line sight. No way you're gonna get out of this. Sveiki visi. Istorija buvo tokia. Paskambino Vicinas ir pasakė, kad ten pasibėdo žodžiu su reduktorium. Kai yra draugų, tai yra kam atsiliepti. Radom tinkamą reduktorių, kuris suplyšo pas Vytuką gale. Teko važiuoti netgi į Uteną. Žmogus geras bando padėti Vytukui susitvarkyti tą reduktorių. Tai va, o dabar galėsim eit pasižiūrėti vis dėlto, kas ten vyksta su tuo stebuklingu reduktorium. Varžtas atsisukęs. Ar išrautęs, matai? Ir garso nėra. Geros, šiltos. Didesnė. Mūsų navigatoriai, kad nepaklystumėm. Kažkur tai einam ant Juozapinės kalno. Turėtumėm kažką gražaus pamatyti, yra apžvalgos bokštas kažkoks tai. Juozapinės valstybinio geomorfologinio draustinio tvarkymo. Išjungiu garsą iš vis. Ai, navigacija? Jo, su natampom, kad jau nenugriūtų. Jo, nuo aukšto kalno galima pamatyti jos kadrą. Vieno lapo turbūt ir ten kranas iškeltas. Į tą pusę, čia kokį nori kraną kelt, nežinau kokį. Ką? Toj pusė kažkur tai turėtų būti. Bet ten nuvirto kranas.
Labas rytas visiems. Atsikėlėm, esam antrą dieną, būtent rugpjūčio 1 dieną, 16 metų. Atvažiavom savo numatytą vietą ne iš anksto ekspromtu, kur padėjo Modestas mums susirasti šitą vietą prie upelio. Dabar va yra 9 valandos, aš atsikėlęs nuo 8 valandų, netikėtai naktį užklupo lietus. Lengvas, bet lietus. Gerai, kad Vytas prigriebė mano kamerą su visa kita įranga, nes buvau plikęs ant stalo. Geras prūdelis mūsų, upelis Vinčios, prieimas visi maudyt labai smagus, maudėmės vakar. Laima buvo įlindus, naktį maudėsi, nebijojo. Tai va. 9:30, nužadint savo miegalės. Pažiūrėsim, kaip jai seksis keltis. Muska, kelkis jau papiški. Проверка связи. Связь есть, можно поехать. Belė kiek. Įdomu, čia va matos ir ne. Šašą pirmai, kur linam, tai toks smagus, žinai, va, kaip tu sakai, galima buvo, tikslas ne tas, bet galima buvo bandyti imti ir pravarti. Nu, ta prasme buvo, va. Nu tai pasiskulbimas, tai kažkur tai matyt po kelių ir buvo. To stovė savo vietoje. Žioblės žiauriai. Airijoj
po pietų pieštukų buvom nuėję. Einam maudyti, pašokinėt nuo čia. Turėtų būti gilu. Gali atsigulti, čia srovė bėga. Labai neturu. Važiuoju į Vilnių, užkliuosi, gal trūko, gal ką pasižiūro viršui. Vaisinis metalo gabalas kišti. Kokia puikia vieta stovykloje, šakės. Viskas liekam nakvojam čia. Bandysim pasiselfinti. Žiūrėsi visas. Pasidabinę, žiūrėk, kad pasirinko. Dviejų vienas padašytas. Čia mes neperliksim su dviračių taku. Realiai tai kelias, kaip eina. Čia tik tai pažymėtas, kad dviračiam kaip turistinis turbūt toksai, žinai, maršrutas. Nu taip pašokinėt. Vamos prausti. Varos dabar iš visų pusių. Bravo! Jis pietų pertraukų šiandien pasileis. Tai kad mes į šitoj mašinai pietaujam ir pietaujam. Šiknas pasadinė. Niekaip nuo to kulvos net nesiplėšim. O atrodo važiuojam ir važiuojam. Šitiek pusę dienos važiuojam, tai buvo.
Kažkaip tenai atsibūt nieko gal. Nustraus reikia, ne? Čia Laima eis maudytis. Jinai dar to nežino, bet man atrodo eis maudytis, nes ryte nesimaudė, tik tai vakare. Čia kairėje pusėje va miške kažkokia tai Gaidžių galo kopa. Aha, matau. Matyt, Gaidžiam visiems čia galą darė. Čia veža visus Gaidžius. Čia man kažkokį tai rodo neužilgo po kairę turėtų būti kažkoks tai pivočių Omnitel apžvalgos bokštas. Vat kaip tik ant šito posūkio po kairę kažkur. Dukra! Man baisu dėl tavęs. Nenukrisk. Čia Omnitelio bokštas, o tu Tele2 klientė. Mes esam. Čia mes esam. Kokio miestelio? Merkinė gal arčiau. Nu jo, netoli Merkinės. Važiavam, pamatėm Omnitelio bokštą. Pamatėm Omnitelio bokštą ir užlipom. Ant to bokšto dar krūvos antenų yra. Bet čia galima toks padarytas kaip apžvalgos bokštas. Ir labai gražus vaizdelis. Gražu, viskas labai čia gražu. O tu nepasiėmei? Tai tokį bokštą lipa. Aфигенnas vėjas. Realiai šiandien tik 150 pravažiuota, o... Palauk biškį, aš pasitrauk, pakartok. Sakau, Akmeninio kryžiaus kaip ir nematau, bet čia, kas čia, 4,5 km kitos vietos ir kaip ir žemyn važiuojam.
manau, jeigu tau kelią rodo ir važiuojam, nes mano žemėlapis bent jau nerodo šito keliuko. Rodo kelią, va, medžiai nuvirtę. Apvažiuojam. Ne, čia kaip tik iš šono to keliuko važiuosim ir atsimušim dabar į tą kaip, o ten priekį krūvą kažkokią matau. Ten reikės apvažiuoti, ko gero. Nu tai družbą įsitrauksiu blogiausiu atveju, jeigu jau čia, žinai, visiškai. Šiaip tai manoma ir tai kvartalinė nusigaut, bet tai vėlgi čia nematyti, matai, per kalniuką. Gal važiuojam kaip planavom prie to miestelio, tada tiksliai žinosim, nes iš tikrųjų ir laikas dega mum. Už 250 Jo. metrų apsisukite. Vyrai su džipais, kas per sąskrydis toks džipų? Keliaujam aplink tėviškę mūsų, aplink Lietuvą. Gerai, sėkmės jums, pavydžiu. Dėkui, dėkui, laimingai. Gero kelio. Dėkui. Numato vietas prasilenkt, bet labai fainas miškas, man patinka tokie reti. Čia va laužavietė yra stovyklavietė padaryta. Ai, dar jis minėjo, kad pavėsinė tipų yra, ne? Taip, turi būti ir pavėsinė, sakė, soliukai ten, žodžiu, visi bairiai. Persirinkimo kabinos. Nuvažiuoju aš čia pažiūrėti, gal čia buvo tas įvažiavimas. Nu, panašu, kad čia bus, žinok. Javutė, visi bairiai? Nu, tik tai persirengimo kabinos nematau, bet tai persirengimo kabino tai yra visas miškas. Aš manau, jisai tą ir turėjo galvoj. Ir nuo miško pusės į ežerą, va, nuotrauka antros stovyklavietės. Eik pasidžiausi. Jeigu trūks vietos, tai dar virvę permesiu tada. Nu, fantastiška vieta. Ir oras ypatingai fantastiškas. Nu, va, labas rytas. Šaunusis rytas. Šunieji mano žandukai ir akytės. Trečias mūsų kelionės rytas. Vai, vėl aš atsikėliau pirmas. Patekyti 10. Labai gražus rytas. Tik matosi saulė. Kyla. Visi dar miega. Ežeriukas. Eisim vėl maudytis rytinės procedūras. Priimsim kava, arbata, košytę. Viskas, kas priklauso. Tai va, tokios mūsų, kaip sakant, kasdienybės. Čia tas, kas liko po vakar mūsų vakarienės. Ajajajai, vardatas ant stalo. Bet nieko. Tai va, susitiksim vėliau. Su Vytu ieškom kažkokios tai partizanių
kovų vietos ar bunkerio ar dar kažkokia žymėtina vietina, lankytina vieta yra, o nerandam kur. Mačiau gyvą būtybę ant kelio kairiai pusėje, žmogelį. Jo, įdomesnis nereiškia, kad jisai pravažiuojamas, o bendrai pravažiuojamas. Tau tai tikrai be problemų, man gali kilti problema, ne diską. Drąsiai. Nu, matai, nebereikalo, navigatorius mane per čia nevedė, jis ten tipo link Baltarusijos pusės kringelį tokį liepė daryti. Čia kvartalinė, o važiuota kažkieno Vėžį šviežios. Pasieniečiai turbūt mūsiškiai važinėja, vat iš galo atvarė tiesiai ir nuvarė, bet čia ne kelia, čia greičiau gal kirtimas kažkoks. Nu jo, ir nusuko Vėžės į kairieną, bet tai blemba, gal čia kairieną eina išlysti į tą keliuką, gal aš varau pažiūrėti, klausyk, o jūs pasigrožėkit piramidė ant dešiniau biškį priekyje. Supratau. Ne pirmą kartą jau čia tu važiuoji, tai tave jau žinau. Jei tos pačios pamainos pasitaikytų, tai ko gero, kad pažintų. Mesgi jiem dovanėlių tokių palikinėjom ten tų laikraščių rinkinukų, žinai. Papeliais ant medžių sukabinti. O lentelė buvo. Palauk, o tai tu ne portalinė nori važiuoti? Pažiūrim, kas ten portalinė yra. Ta
pačią pievą. Mano teleduškė prie Baltarusijos prisijungė, nu. Aš dabar savo visiškai telefoną atjungiau nuo tinklų, jokių čia dėl saugumo, o dukros teledu jau pametė viską, tai irgi atsijungė. Toliau paukštelį pamatyti pavažiavę, kur 10 metrų, bet ten toliau matyti 10 paukštelį. Gerai, čia tai vyra, klausyk. Man atrodo, čia ta riba vyra, tai visi. Didysis vasaros išpardavimas. Specialius dar tik tai buferį dedasi namuose, tai jis atvarysiu visai tamsiai. Labas vakaras visiems žiūrovams ir nežiūrovams. Mes šiaip taip su Vicinu prasukom Baltarusijos, Lietuvos ir Lenkijos sienos ruožą, va man už galo, gale liko Lazdijų muitinė. Nu ir atsikratėm, jau apturėjom linksmosius kalniukus, tikrinė važiuoklė. Na, ar kas nenukrito? Vytai. Aš jau čia. Matau, gerai. O kur mašina statytis? Nepasakė? Dar kartą sveiki. Tai va, vakarinis sensas. Atsigriaudėjom iki tokio Galadusys ežero. Visiškai ežeras ant Lietuvos-Lenkijos sienos. Tai už manęs matosi tas ežeras. Ilgas, pailgas per visą pasienį. Žodžiu, anon pusėn perplaukiam Lenkiją. Tai va tokia situacija, kadangi ežeras gražus, visur privačios zonos, gal būtumėm, kaip Donas paieškojo, gal būtumėm radę, bet ieškojom čia tokio žmogelio. Sutikau savininką kaip tik, pasiprašėm, kaip ir leidom mums čia pernakvot vieną naktelę. Tai va pabūsim čia visą teritoriją, labai gražijo, prižiūri čia šienauja ir taip toliau. Pliažas yra, laužavietė yra, malkom šiukšlių yra, žodžiu, gyvent galima. Tai va mes dabar įsirenginėjam ir laukiam atvažiuojant Habo. Galbūt vėliau atvažiuos, bet atvažiuos. Ir jau bus 3 ekipažai. Haba žada pabūti dieną 2, kaip išeis, prisijungti prie mūsų ir mes toliau važiuosim rytoj. Jau rytoj greičiausiai pasieksim Kaliningrado sieną. Tai va kažkur tai tenai. Dar įsitaisysim, važiuosim į Akmenų muziejų. Iš pirmas greičiausiai mūsų reisas bus. Tai va. Mes su muzika jau čia pasistatėm palapinę, jau antiek išmokom statyti palapinę. Greito statymo.
Rekordas, tai dabar tik pirmas rekordas. Tai vat mūsų pradinis rekordas, ką mes pastatėm, tai 3 minutės 53 sekundės operatyviai, jau žinom kur kas. Aišku, ne maišiukose, viskas maišuose būna, nes kiekvieną dieną pakuoti, išpakuoti, perpakuoti, tai čia yra problema. Ir šios dienos vakaro anekdotas, užstrigo štai šitą stogo bagažinę. O užstrigo kaip, ten yra auselė tokia, žodžiu, kadangi per duobės visokias važinėjom, ir tą auselę užkrito meškerės galas. Ir neduoda spynos atrakinti. Buvo minčių jau laužyti spyną, bet per kažkokius tai stebuklus dar biškį pavažinėjau, pakračiau mašiną, kažkokiu būdu galbūt išspjovė ir davė atidaryti. Tai jau tokios sukelytės ir standartiškai kiekvieną vakarą skarbonkėlė alaus, juodo alaus atsigauti. Mes su Vycinu taip atidarom. Aš šiaip pasidėjęs, va čia va. Šitą alaus. Čia ne reklama. Va, šiandien teks staliuką statytis, kol kas nėra kur, tai va, išbandysim pirmą kartą per 3 dienas savo staliuką ir sėdynės. Gerai, mes toliau einam dirbti. Pabaiga. Ketvirtos dienos rytas. Komentarai sakau, ketvirtos dienos rytas. Po gero naktinio lietaus. Viskas šlapia. Čia gerai tas medis dešiniai pusėje atrodo vienas toks. Čia buvęs ežeriukas kažkada tai nediskas yra užpelkėjęs. Tu Vytai primes, kas ten iš to kalniuko? Nieko, čia ne kiemas, viskas vartoj važiuoja. O gatvė žinai. Viršiukas žiūri, ausis išpūtęs. Greitai, kiekviena minutė kainuoja, čia žinok stovėjimas mokamas. Tai sakė, jeigu nedingsi per minutę laiko, tai mokestį gaus, ne? Važiuojam? Važiuojam. Atrodo, tau perkando padangą. Čia biškį offroadą, Laimonai, gali filmuot. Kibar, tai pasus ruoškit. Laimonai, padaryk patką ir paskui kibartis kitus nupadrinsi. Statom gražiai, šiek tiek kampu, fotosesiją darysim.
Vai, Habai, važiuok šį čia paskui mane ir... Žiniose 21 profesor mokymo programą. Spėju, kad čia mes. Kad čia ant to kalniuko Laimono, kad jis matytų, kur mes važiuojam. O to aš pavažiuosiu, pažiūrėsiu, kaip čia iš tikrųjų visa situacija. Ar nenukrypsiu realiai nuo to keliuko. Vytai, tu čia kai dabar išlindai prie manęs, tu pasukai link manęs ir ties ir nuvažiavai, taip? Jo, dabar reikia biškį man pagrįžti. Ar aš ant to keliuko, kur tu atvažiavai dabar? Tu sukai į dešinę, Laimonai? Ne, į kairę, mes iš ten atvažiavom. O tai jeigu mum į dešinę važiuoju, tai palauk, kur mes... Ai, mes atgal važiuosim. Nu, iš tikrųjų, aš atspėjau, kad mes į kairę turėtume važiuoti tolyn. Vidukas turės pasakyti. Jo, į kairę. Važiuok. Neturit kas dabar lyšno pakrovėjo mašininio tokio, iš prikurkės. Koks galas turi būti? Mikro USB planšetkę. Ar til manęs labai nevažiuok, nes iš karto nieko nebesuprantu. Žodžiu, mikro USB, jo? Jo, mikro USB. Eismas ratu. Geležinkelis, vis tik tai nėra pravažiavimo. Tai palauk, nori pasakyti, mūsų čia galas? Jo, все namo. Jo, pyp. Nu, geras. Marė laukais. O jeigu čia patvariu važiuoti, neišlystume nieko? Kam patvariu, čia yra kelelis. Čia netoli pervaža yra. Tai kaip jie čia sėja tiesiai ant kelio, nafiga? Nu, tai ką jie čia kilnos, plūgus, dar... Ar kažką, tai pravarė ir viskas. Tai kas... Čia spėjų rugiai turbūt, ar ne? Nepažįstu šitų gėlių. Mėlynos rugiagėlės, tai reiškia tada rugiai. Vilmantas Klaipėdenskas? Jo, jisai turėjo irgi navigatorių. Nu, žodžiu, tokį patį žemėlapį. Buvo pašiai. Ten pagal spalvos, pagal viską, pagal keliukus, žinai, matau. O, porą gandriukų mums kelia pastojo. Šitą. Gali filmuoti čia už kalniuko. Efektą padarysim. Gandriukai nenori prasti, tai? Jie nepripratę prie tokių aparatų, čia tik traktoriai važinėja.
Važiuokite 20 km. Pasižiūrėt. Dabar triokštė rūpėje atsirandu. Mają obsługiwać rolników. W połowie sierpnia Ministerstwo Rolnictwa może przekazać do konsultacji projekty ustaw łączących Agencję Nieruchomości Rolnych i część Agencji Rynku Rolnego. Minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel zapowiada powołanie instytucji rozwojowej. Varau. Potrzebujesz elektrolitów i glukozy. Jest na to sposób. Dzięki zawartym składnikom. Labai suprantu, kaip čia žmonės privažiuoja, jeigu su paprasta lengvikė. Gal iš Lenkų pusė? Prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Na, jeigu priekis varmus, lanksom po lietučių pravažiuoja. Z Radia Z karuzela runęła na ziemię, a 3 osoby zostały ranne. Dwaj obsługujący ją mężczyźni byli pijani. Michał Dzieliński jest przedłużeniem Michał, jak sami możemy sprawdzić, czy Luna Park na... Čia nesugebėjau padaryti. Tai pasidaro. Jo. Eik. Griežtai draudžiau už tai kamerą pakabinti. O tai ką? Nu ir čia ir pagaus ir baudą mokėsi. O jo? Pasodins. 15 parų. O, Gerai, jeigu mes dabar paleis ir iš karto namo. šokam ten ir... Tai tuoj tave plem, Kaliningradas. sakysiu, tu špionas filmuoji prieimą. Jo, dar su amerikietiška uniforma, ne? Na, Šnipas atvarė. Iki Rusijos pusė, bet negalima ten. niekur neparašyta. Ai, ten parašyta. Top. Čia gali tekti įsibėgėti truputį atgal paduodam. Ne, kaip tik nesibėgėt, nes nučiuoši į šoną. Slidu. Nu kaip neša į tą pievą tave. Ratai matai susivolavę ir nekabina, galas nesisuka. Gerai, papiškeina. Kvepia, kad aš čia pasėsiu su savo 10 tonų. Tu razgoną gerą duok. Tai vat su to razgono vituką ir užnešė ten į tą tokią, nežinau, tas dilgeris. Jo, jūs mane paskui čia paliksit ir nakvosiu čia, blemba. Tai čia netoli, daeisi paskui iki mūsų. Tai kol daeisiu ir dešrą suėsit ir alų išgersit. Nu, dešrą paliksim išgyvenimui.
vaizdas. Kaip čia vėda, mes turime ant to kalno, ten toli, kur matosi atsirasti kairiau. Gavai, praleidžiu tave. Žiūrėk, aš pafilmuosiu. Oblas. Tai pafilmuosi, kaip aš balas apvažiuoju, ar dar ką nors. Dabar jau tu važiuoju. Mes pasikeisdami. Ką reiškia oblas? Sritis. Pamiršau pagimtą lapą. Čia rašom. Klijuoti. Žinutė ne. Mes vis tiek. Pamiršau lapą klijuoti. Čia gal pas Kebro koks nors orientacinis vyksta? Ne, čia bandom tokią brastelę, žinai, prie pat Vištyčio ežero, kur yra paimti. O čia ta pieva prieš Vištytį, žinai, prie Rusijos sienos tiek išražyta tų keliukų, kad net šitą frontinį navigaciją jų jau nerodo. Aš tai nesiklausiu, ar mata grįžtų, blemba namo. O dabar klausysiu, ha. Dar geresnė brasta. Eina pažiūrėti. Wystarcza na cały sezon i kosztuje mniej niż mógłbym się tego... Launa, nepyk, bet tau teks per upę važiuoti, tiltas tikrai ne tau. Medicina, bez potu na dobre. Ajajaj, nežinau, kaip čia bus. Nepaskęsk. Čia plytą uždėti, per tiltą negalima ateiti. Reikia greičiau. Baisu buvo? O matėt, kur aš nuvažiavau į kalniuką? Matėm. Tai gerai, kas tai va tuo keliuku važiuokit, aš dabar čia pažiūrėsiu, ar čia pravažiuojama. Ir arba važiuosim tolyn, arba šituo keliuku. O čia po kairiai tas kalnas, žinai, ir šaltinėlis iš kalno trykšta ten aukštai. Paskui čia yra tokia slidžių trasa, aukštas kalnas, ten su koralais nėra ką lygint. Čia kai norėjom daryti antrą žirgų suvažiavimą, nu įdomu, mes čia vakarui vieni liksim, ar vis tik tai čia bus daugiau tinginių ir nedirbančių. Reikia pas visus eiti ir klausinėti dabar, žinai, ar jūs čia liekat ar ne? O bendrai tai va kelelis tolyn eina, gal pavažiuojam pažiūrėti. Arba nueinam tiesiog. Jei rasim vietą, tai rasim ramesnį. Jei ne, tai liksim čia.
Pasilik kitam kartui, perdėjai, gal kokio nusipirksi. Tai nereiškia, kad aš į kelią žiūrėjau. Tada tam nematau, kad AM, žinai, neįjungta. Savikritika yra pagirtinas reikalas. Ko ieškai? Lentelės apie aukščiausią eglę. Nu tokia, aš žinau, vidurinė. Aš taip tikiuosi, kad šiandien mokesčių, žinai, pavedimas pasidarys. Specialiai PIN kodus tuos atvežė man Darius ir